Visų pirma, norėčiau pasveikinti savo komandą su tikrai iškovota pelnyta pergalė. Žaidimas galbūt to neatspindi. Iš tikro, ant kiek mūsų žaidėjai gal pavardėm yra stipresni, gal tas nesusižaidimas. Aišku, smagu pradėti 2 pergalėm ir visą šitą čempionatą. Pats asmeniškai labai laukiu tikrai stipresnės komandos. Ta prasme, savo sudėtimi šiemet tikrai smagu žaisti su tokiais žaidėjais kaip Vilius, Paulius, Andrius. Ta prasme, tikrai, manau, trūksta susižaidimo, labai banguotas žaidimas, yra atkarpom gerai sužaidėm, atkarpom kaip ir miglotai. Visi vertino, kad skaičiau Ginto puslapį, kad šiandien sutriuškinsim Daumantų komandą, bet taip neatsitiko. Ko aš manau, tikrai šioje lygoje nėra, kad visos komandos yra daugmaž lygios ir kad ten kažkas kažką įskiria, ten Baltic Stuffas, ar ten Klevas, ar ten Rovakas, ten buvusi tiesa. Iš tikrųjų, kiekvienas su kiekviena žais ir visi esame lygus. Labiau, kad čia nieks už tai pinigų nieks neuždirba, taip kad visi žaidėjai lygus ir visos komandos apylygis yra. Kokie tikslai komandos, ne tik BLKL, tačiau ir, kiek žinau, kitur dar kovojate? Taip, šiemet dar dalyvausim vis 3 taurių ambasadoriaus kitą savaitę Sabonio ir BLKL Founders Cup'e. Labai prisimenu pernai skaudų pralaimėjimą. Tikrai galvom žengsim į finalą. Pernai pastikrinę buvo iš tiesos porą žaidėjų, kur tikrai sudėtimi galvojam, kad turėtume kažką pasiekti. Šiemet bandysime ir Anglijoje toliau negu ketvirtfinalį nueiti, taip pat ir BLKL-e. Ar lengva šiandien buvo kovoti prieš varžovus? Žvelgiant į sudėtį, vis dėlto komanda daug pranašesnė. Tačiau kaip aikštelėje yra? Ne, aišku, lengva nebuvo, nes komanda išties gera. Aš tikrai pasakęs, tai 2 žaidėjus tik iš jų žinojau, kaip Paulių Parakomiką ir Vilių Gapšį, pažai su jais. Bet ir kiti, šiaip komanda gerai sukomplektuota, geras gynėjas, aukštas žmogus, stiprus yra. Aišku, padarė savo, patyrę žaidėjų, mes klaidų kaip visada pridarėm. Gavosi. Galutinis rezultatas viską parodo, jie buvo stipresni. Iš tiesų didelis klaidų skaičius. Ar tai vis dar nesusižaidimo stoka? Aš manau, kad taip, nes realiai turim 1 treniruotę per savaitę, tai praktiškai to neužtenka, galbūt po kokią mėnesį 2 žaisim geriau. Ar trūksta susikalbėjimo aikštelėje. O kaip pačiam sezono pradžia? Kaip pusėvelnio iš tikrųjų. Aišku, norėtųsi geriau, nes komanda pralaimi, bet taip, manau, kad mes dar įsižaisim. Čia nebus taip, kad dalinsimės pergalę.